Vertėtų atsisakyti patarimų, kadangi kiekvienas žmogus unikalus ir patarimai gali būti ne tik kad pro šalį, bet netgi pražūtingi. Įsivaizduokite lėktuvas, kuris skrenda iš taško A į tašką B. Jeigu pakistų nors 1 laipsnių skridimo trajektoriją, jis nusigautų visai į kitą tašką. Arba jeigu kelionėje pradėtų abejoti, ar iš viso ten nori skristi, kur skrenda, pradėtų blaškytis, baigtųsi kuras ir nukristų. Todėl geriausia, ką mes galime padaryti kitam, tai padėti pajausti, padėti susivokti, susiprasti ir atrasti, ko iš tikrųjų žmogus nori